Tik sveiki sugrįžę į naują video ir šiandien aš jūs išmokysiu pakeisti spalvą ant Windows 10. Tai pradėkime. Easy go. Ir keisim mes va šitą vat spalvą. Ja galima bus padaryti belę kokią. Tai iš pradžių einam į Google. Ir rašom RGB 808080. Ir rašom ir pasirinkam belę kokią spalvą. Aš pasirinksiu rožinį. Pavyzdžiui. Ja reikia padaryti šviesi. Ir reikia nukopijuoti va šitą koduką RGB. Nukopijuojam jį. Kai nukopijavom, mums reikia paspausti Windows + R. Ir čia reikia įrašyti regedit. Kai įrašym regedit, spaudžiam gerai, spaudžiam taip. Vėliau tada reikia atidaryti šitą antrą punktą. Vėliau spaudžiam Control Panel ir spaudžiam Colors. Ir mums atsidarė tokia lentelė. Spaudžiam va šitą vat Hiklit. Ir čia reikia įrašyti mūsų koduką, kurį mes nukopijavom. Kad įkliuot, spaudžiam Ctrl + V. Ir kai mes įkliavom, reikia ištrinti visus kablelius. Ištrinam šitą pirmą. Ir šitą ištrinam. Viskas. Kai mes ištrinam visus kablelius, spaudžiam OK. Kai mes tai padarėm, vėl einam į Google. Ir nespaudžiam, renkamės biškim tamsesnę spalvą. Vat pavyzdžiui tokia. Ir vėl nukopijuojam šitą koduką RGB. Kopijuojam ir vėl einam į tą programą, kurią aš atidariau. Ir dabar renkamės ne Hiklit, o renkamės va šitą Hot Tracking Color. Atidarom jį. Ir įrašom tą koduką, kur dabar nukopijavom vėl. Tai spaudžiam Ctrl + V. Ir vėl ištrinam visus kablelius. Kai ištrinam visus kablelius, vėl spaudžiam OK. Ir kai mes viską tai padarėm, išjungiam visas programas ir reikia perkrauti kompiuterį. Perkrauti. Ir kai mes perkrovėm visus langus, pasikeitė spalva. Vat, pasidarė rožinė. Kaip ir buvo pasirinkęs. Vat. Ir jei jums patiko šitas video, spauskit like ir subscribe. Ir jei jūs norite daugiau video apie Windows, rašykit komentaruose. Ir su jumis buvo Epix ir visiems ate.